Sveiki, esu Justina Vasilevičiūtė, traukos dėsnio praktikė ir coachingo specialistė. Ir šiandien jau trečiasis įrašas iš visatos dėsnių įrašų serijos apie leidimo nesipriešinimo dėsnį. Dabar, kai jau žinot pirmuosius 2 dėsnius, per kuriuos kalbėjom, kaip svarbu yra galvoti apie tai, ko mes norim, daugiau, o mažiau apie tai, ko nenorim, tai jau esat pasiruošę išgirsti ir apie trečiąjį leidimo nesipriešinimo dėsnį. Ir šis dėsnis yra susijęs su daug labai niuansų mūsų gyvenime. Vienas niuansas yra apie tai, kad leisti kitiems žmonėms būti tokiems, kokie jie yra. Nes pasąmonė mūsų net nemato skirtumo tarp manęs ir kito žmogaus. Jis suvokia, kad mes visi esam viena, nes mes esam visi iš tikrųjų susiję. Ir tada, kai mes neleidžiam kitam žmogui būti tokiam, koks jis yra, norim, kad būtų jie elgtųsi kitaip, ar būtų kitokie, ar darytų kažką kitaip, tai mes tuo pačiu siunčiam tokį signalą, žinutę savo, kad ir mes turėtume būti kitokie, tai yra mes nepriimam savęs tokių, kokiais esam, mes nepriimam savęs tokių, kokie esam, taip kaip yra, ir tada mes neleidžiam, kad daugiau dalykų pas mus ateitų, nes ateina pas mus per jausmą, kaip mes jaučiamės. Jeigu jaučiamės blogai, tai pritraukiam dar daugiau priežasčių, dėl ko jaustis blogai, o ne dėl ko galėtumėm jaustis geriau. Ir kitas niuansas yra, kiek mes leidžiam ateiti mums tam, ką visata mums nori atsiųsti, nes viskas, ką jūs per praeitus įrašus, ką galvojat, ką įsivardinot, ko norit, visą tai jau ateina pas jūs, tai jau yra pakeliui, bet klausimas yra, ar jūs tai įsileidžiat, ar jūs priimat tai, ar jūs priešinat ir bandot viską tai įvyktų tokia forma, kaip jūs įsivaizdavot, kaip jūs galvojat, ar jūs galvojat, kad tai gali įvykti tik tai taip tada, kai jūs kontroliuosit, tik tada, kai sugalvosit ir tik tai tokiu būdu, kokiu galite įsivaizduoti, nes iš tikrųjų visatos pajėgumai ir fantazijos kiekis yra tikrai neįtikėtinas ir kartais mes labai prisirišam prie to rezultato, kokio mes norėjom, kai iš tikrųjų mums dar geresnį rezultatą visata bando atnešti kažkokiais aplinkiniais būdais, arba tik tai leisti, priimti, kaip va tas, žiūriu, šiek tiek matosi vaizde upelis, prie kurio dabar aš esu, jisai priima viską, kas su juo vyksta. Jeigu čia yra akmenys kažkokie įmesti, kad žmonės galėtų pereiti per upelį, tai jisai nesipriešina, jisai tiesiog vanduo apteka aplinkui ir teka toliau savo vaga ir savo keliu, ir kartais upės net pakeičia vagą, jeigu yra kažkokia atsiranda didelė kliūtis, bet jos nenustoja tekėti. Tai taip ir mūsų visi norai nenustoja tekėti, mes nuolat kažko norim ir tada, kai leidžiam, kad viskas vyktų taip, kaip vyksta, lengviausiu būdu, lengviausiu keliu. Jeigu kažkas yra sudėtinga, jau reiškia, mes nuėjame kažkokį pasipriešinimą, tada, kai bandom kažkaip per jėgą perspaust padaryti, privers save, manęs dažnai prašo klientai, sako, man reikia, kad kas nors į užpakalį spirtų, kad sumotyvuotų mane, ir aš visada šypsausi, nes žinau, kad tai iš tikrųjų neveikia, kol kas geriau veikia įkvėpimas negu motyvacija, bet tai yra tiesiog įprasta frazė, kurią mes esame įpratę girdėti ir naudoti. Ir dar vienas irgi labai svarbus būdas apie leidimą ir nesipriešimą, tai yra, kiek mes leidžiam savo būti tokiems, kokie esam, ir dar svarbiau, kiek mes leidžiam savo jausti tai, ką jaučiam, nes ypatingai su emocijom, aš daug labai dirbu su savo klientais, kalbėdama apie tai, kad mes, daugelis mūsų daug labai metų mokėmės nejausti emocijas, vertinam kaip neteisingas, jos turi kažkokią blogą reputaciją, man atrodo, šiom dienom. Ir emocijos yra tiesiog mūsų vedliai, jos parodo, ar mes esam teisingam kely, ar mes einam ten, kur norim nueiti, ar mes einam tuo keliu, kokį norim eiti, ar ne. Ir tada, kai leidžiam savo jaust, nes jeigu ir leidžiam savo jaust, tai dažniausiai mes vertinam emocijas kaip teisingas ir neteisingas. Ne? Geras emocijas noriu jausti, džiaugsmą, dėkingumą, ramybę, galio savo pajautimą, kai ką nors gero pritraukiau, kaip jūs pritraukiau, kaip savo auditoriją, dabar jūs žiūrite šitos įrašus, tai aš galvoju, jėga, aš tokia galinga kūrėja, pritraukiau visus šitos žmonės, kurie žiūri šitą įrašą, bet tada, kai vyksta kažkas, kas man nepatinka, kaip aš nenoriu, kad būtų, tada kur kas sunkiau yra leisti savo jausti, priimti tą jausmą, nes mes labai esame išmokę suspausti kažkur žemyn, rodau žemiau, nes paprastai emocijos pilvo srityje gyvena. Ir mes supakuojam jas, paslėpiam, padedam ir įsivaizduojam, kad jų nėra ir galvojam pozityviai. Ne? Ir tada atsiranda tas prieštaravimas tarp to, ką mes galvojam, ir tarp to, ką mes jaučiam. Ir aš jau praeitam įraše kalbėjau apie tai, kad tai, ką mes jaučiam, yra daug stipriau ir daugiau mes to pritraukiam negu tai, ką mes tik tai galvojam mintimis. Tai dabar, kągi daryti su tuo, tai tiesiog leisti savo jausti, susikurti tokį ketinimą, ne? Pagalvokit, kad aš noriu leisti savo jausti, noriu pradėti leisti savo jausti ir tekėti su ta srove. Ne? Jeigu jaučiat pyktį, tai leisti savo pabūti piktam. Jeigu jaučiat baimę, tai leisti savo bijoti. Ne? Nebūtina visam pasauliui paskelbti apie tai, ar nebūtina iš esmės pradėti keisti savo gyvenimą, bet tiesiog po truputį mažai žingsneliais, tiek kiek išeina, leisti savo jausti.
Tai toks yra leidimo nesipriešinimo dėsnis. Man smalsu, pasidalinkit, kas įvyko iš ankstesnių įrašų ir iš šiandieninio, ką galvojat, kaip jums ši informacija. Ir primenu, kad jeigu esate pasiruošę ir norit sužinoti daugiau apie šį dėsnį, daugiau istorijų, daugiau pavyzdžių, daugiau pratimų, daugiau praktikos, daugiau kaip realiai tai taikyti, tai labai kviečiu į vasaros seminarų ciklą apie šios dėsnius ir konkrečiai leidimo nesipriešinimo dėsnio seminaras vyks Liepos 13 dieną. Nuorodą rasit po šiuo įrašu, kur galite pasiskaityti daugiau, tai labai kviečiu. O kol kas priimkit visą tą gėrį, kurį visata jums nori atsiųsti, leiskit. Čia buvo Justina, gražios jums likusios savaitės, jeigu žiūrit pirmadienį, ir iki kitų susitikimų su linkėjimais ir su paukštukais iš miško. Iki!